Šis prašymas dėl socialinių paslaugų gauti Eugenijaus vardu užpildė Nemunaičio socialinė darbuotoja Nijolė Jagelevičienė. Jinai užpildė šį prašymą pavogus Eugenijaus asmens tapatybės duomenis. Taigi, jinai pavogė asmens kodą. Parodysiu tik 2 skaičiukus, kitų nerodysiu, bet įrašytas visas asmens kodas. Eugenijus spalio 30 dieną gulėdamas Alytaus Slaugos ligoninėje tapatybės kortelės neturėjo. Jam yra nustatyta 10% dalyvumas. Neįgalūs žmonės, kurie turi labai sunkią negalią, pas save negali laikyti jokių dokumentų, nei tapatybės kortelių, nei pinigų. Taigi tapatybės kortelę laikė ir saugojo mama. Eugenijaus tapatybės kortelė pas mamą buvo nuo Liepos 21 dienos ir ją saugojo. Taigi spalio 30 dieną Eugenijus kortelės tapatybės neturėjo. Ir šio prašymo socialinėms paslaugoms gauti Nemunaičio socialinė darbuotoja Eugenijaus vardu negalėjo pildyti. Nes jeigu žmogus, kaip ir Eugenijus, sunkios negalios esantis ir neturintis kortelės, šio prašymo pildyti jo vardu socialinė darbuotoja negali. Jokio prašymo pildyti negalima, kai neturi tapatybės kortelės. Duosiu pavyzdį, kaip ir pavyzdžiui negaliai nustatyti. Aš, sesuo, kreipiausi, kad būtų Eugenijui nustatyta negalia. Dėl negalios. Taigi, turėjau duoti darbuotoją, kuri priėmė dokumentus. Ir kas rašo prašymą dėl negalios, turėjo duoti tapatybės kortelę. Ir kam bus nustatoma negalia, turėjo duoti kortelę. Taigi prašymas negaliai nustatyti Eugenijui būtinai buvo reikalingas pasas. Taigi prašymas socialinėms paslaugoms taip pat reikalingas irgi Eugenijaus pasas. Tačiau socialinė darbuotoja Nijolė Jagelevičienė, Nemunaičio socialinė darbuotoja, Nemunaičio seniūnijos, jinai iš kažkur pavogė Eugenijaus asmens tapatybės duomenis, asmens kodą ir užpildė prašymą. Taigi, pavogus žmogaus iš kažkur asmens tapatybės kodą ir užpildžius paraišką socialiniams paslaugoms, manau, kad tai buvo vykdoma galimai nusikalstama veika. Ir galimai vykdomos nusikalstamos veikos dėka buvo
užpildyta prašymas socialinėms paslaugoms. Taigi šis prašymas yra tikras, kopija tikra, pasirašo Nemunaičio seniūnijos socialinė darbuotoja Nijolė Jegelevičienė. Taigi dar truputį pasakysiu ir dėl ko ant manęs buvo parašęs Avižienis Rimas, Nemunaičio seniūnas, melagingą skundą, kad aš paėmiau iš Eugenijaus asmens tapatybę. Man buvo parašęs. Rimantas Avižienis. Policijai melagingą skundą, kad aš paėmiau iš Eugenijaus asmens tapatybės kortelę. Taigi jam ši kortelė buvo reikalinga, kad būtų sutvarkyta galimai vykdoma nusikalstama veika, kurią padarė Nemunaičio seniūnijos socialinė darbuotoja Nijolė Jegelevičienė kartu su seniūnu Avižieniu Rimu pavogė Eugenijaus asmens duomenis, asmens kodą įrašė ir užpildė socialinėms paslaugos gauti, o šito negalėjo padaryti, prašymo pildyti negalėjo, nes spalio 30 dieną, kai sakau, Eugenijus paso pas save neturėjo. Eugenijus paso pas save neturi nuo Liepos 21 dienos. Eugenijaus pasą saugojo mama. Taigi šią galimai nusikalstamą veiką, kurią vykdė socialinė darbuotoja Nemunaičio seniūnijos Nijolė, manau, turėtų spręsti apie jos vagystę asmens duomenų teisininkai ir kitos institucijos. Ir manau, kad šis prašymas nebus pripažintas teisėtu, nes jeigu vykdant nusikalstamą galimai veiką parašoma prašymą socialinėms paslaugoms, pavogiant žmogaus asmens tapatybės kortelės duomenis, negali būti prašymas tikras.